Labą rytą. Štai mes ir atvažiavome į savo namus vėl. Pavasaris. Velykos. Dar ne Velykos, bet dar bus Velykos. Labai šilta šiandien. 20 šilumos turbūt. 18. Atrodo mūsų visas ūkis. Šiemet ką planavom daryti. Tai va čia darysim laiptus. Kažkur ne laiptus, bet čia nosim aikštelę. Tai va čia darysim ant laiptus, nulipti daržą. Dabar rodau kaip atrodo. Parodysim kaip darysim darbo eigą. Tai va, čia atrodo. Gal mūsų sklypas išlygintas, taip atrodo. Tiesiog kampas gerai nusėdo. Matosi, labai smarkiai. Gerai užpilžiavę visą šitą kampą vėl, kad nesėstų. Mūsų traminė. Žolė dar nedžiolio. Tai va atrodys mūsų laiptai. Tai va atrodo iš pačios ta vieta, kur darysim laiptus. Ant šito šlaito. Tai va lygiai tais laiptais. Tikėsimės, kad viskas gerai. Ką tęsim laiptų statybas. Pradėjom ką tik tai nuiminėjom augalinį gruntą. Ne augalinį gruntą, bet velėną. Išsilyginam. Tai pasiklosim plevelę. Darysim klojinį. Čia prastęs aikštelė iki laiptų. Laiptai bus ant šlaito čia va. Statokas išlaidas, bet visai neblogai turėtų laiptai gautis ant tokio. Na ką, paruošimieji darbai baigti. Čia nekreipkite dėmesio, tik prispaudžiau, šitas dėžutės prispaudžiau, kad plevelės nekeltų vėjas. Pasidarėm klojinį, vis tik tai nusprendėm daryti 2 etapais, nes čia vieno etapo tai labai sudėtinga gaunasi, labai daug betono supilt. Jis sustings platformą. Tada darysim laiptus. Iškišom armatūrą, čia išgrėžėm 4 polius su armatūrom, kad tai laiptai įsikabintų. Iškišom armatūrą, kad paskui laiptas sukiptų su šituo betonu. Nėra blogai, bet lygis, kadangi žemės piltas ir pasėdo gerokai, visur gaunasi apie 10 cm sluoksnis. 10 cm sluoksnis, tik tai va čia pačiam gale biškį nuvažiuoja į apačią, bet čia normalu turbūt, nusėdo žiemos metu. Na, dabar važiuosiu, pasimsiu armatūrinį tinklą, užsidėsim tinklą, užsakysim betoną rytdienai. Lietaus nežada, turėtų būti viskas gerai.
Tai iki, tęsim darbus. Nu va, sudėjom tinklą. Viskas paruošta rytdienos betonavimui. Betonas užsakytas. 1,8 kubo čia eina, tai užsakėm 2. Viską pasiruošėm. 3 karučiai. Matysim. Turėtume sudėti čia 2 kubai, tai čia. Tai va taip va, prie laiptų. Labą dieną. Na štai, užbetonavom savo aikštelę. Pradėjom, išgrėžėm apačioj polius laiptam atramą. Iškišom armatūrą. Būtų surišimas su laiptais. Pasidarėm šoinius stringerius. Medieną teko pirkti 50 ant 150, 25 ant 150 nebuvo. Va, sudėjom 2 kubus betono, vos užteko. Galvojau, kad nebeužteks. Pradėjom lyginti ir užteko. Va, užtrynėm. Apie porą valandų užėmė visas darbas. Atrodo, rytoj darysim klojinį laiptam ir tikiuosi, kad ketvirtadienį užbetonuosim laiptus. Tai vat, atrodo. Pasiruošėm medieną pakopom. Betoną teko vežti karučiais. Buvom užsisakę kriaušę su hidrauliniu lataku. Tai latakas pylė tiesiai į kriaušę. Tai yra pylė tiesiai į karutį. Ir užtrukom 38 minutės sukrau 2 kubus. 3 vežiojom. Iš karučio tai liko nekas vienu. Labai jau minkštas. Tai va. Tokie reikalai. Betonavimo darbai man visiškai nemėli. Bet kai reikia, tai reikia, ką padarysi. Tai hidraulinis latakas tikrai geras daiktas. Kainuoja papildomai, bet geriau nei nuo žemės betono semt. Tai va, sklypas su nuolydžiais gal gražu, bet priežiūra jo tikrai sudėtinga ir įrengimas. Tai vat. Tęsim darbus rytoj. Ką sveiki žiūrovai, tęsim mūsų darbus laiptų konstrukciją. Ką padarėm klojinius. Sudėjom tinklą, plevelę, armatūrą, viskas kaip priklauso. Pasiruošėm laiptų betonavimui, laukiam betono. Platforma išdžiuvo. Visai neblogai, čia užsidengiam, kad nepriderliautume su betonu. Tai va, toks klojinys, gavosi 11 laiptų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 laiptų. Čia viršus sukabintas su plokštuma armatūros įbetonuotas. Vienas skersinė armatūra per visą plotį ir tinklas irgi pririštas. Viso čia gaunasi 2,7 kubo betono laiptam.
Dabar užsakėm pusantro, betonuosim iš 2 kartų vėlgi. Bijau aš appilt iš karto visą, kad nenuvažiuotų mums klainys. Įtvirtinom smarkiai. Tikėsimės, kad nenuvažiuos. Ką parodysim toliau rezultatą darbo eigoje. Ką užbetonavom pusantro kubo, užbetonavom 1, 2, 3, 4 ir 5 pakopas, liko dar 6. Visko iš karto nepylėm, nes kloinys 100% būtų nuėjęs, jeigu būtume supylę iš karto 3 kubus. Tai va, dabar taip atrodo po pirmo užpylimo. Tinklo sukėlė betonas. Iš tikrųjų vibravom, temperatūra +5. Tai teko gerokai pavibruoti, kad slinktų. Bet nėra blogai iš tikrųjų. Dabar rytoj bus paprasčiau, bus atrama gera. Ir pasibaigt bus labai paprasta. Geriau po truputį, nei būtume suvarę 3 kubus betono ir būtų viskas išvirtę. Nes šis svoris tikrai didelis. Ką pasimatysim, kai pabaigsim. Sveiki, nu ir dar viena diena mūsų darbų. Pagaliau užpylėm pilnai dabar jau laiptus. Gavosi pusantro kubo vakar ir kubas šiandien suėjo. Tai viso gavosi 2,5 kubo laiptam ir 2 kubai aikšteliai. Tai va atrodo. Dabar galiu papasakoti visus niuansus laiptų betonavimo. Aš pats esu statybininkas, stalių mūrininkas aš esu, bet tenka daryti viską, kaip sakant. Ir yra tekę daryti namus nuo pamatų iki raktų, ne vieną sykį. Ir, kaip pasakyti, kiekvienas darbas yra naujovė, pradedant kiekvieną darbą kaip ir naujovė yra. Tai va, man būtent laiptai tai buvo mano pirmas darbas. Pirmą kartą betonavau laiptus savo karjerai. Nu ir dabar galiu papasakoti niuansų, biškį, su kokiais aš susidūriau. Tai va, pirminis mano buvo sumąstymas klojiniam naudot 25x150 lentas. Kadangi lentpjūvėj tokių lentų nebuvo 25x150, tai pirkau 50x150. Ir galiu pasakyti, kad tai pasiteisino nerealiai. Nes jeigu aš būčiau sukalęs klojinį iš 150x25, tai garantuoju 200%, kad tas klojinys būtų išlėkęs pilant betoną. Nes 150x50 atlaikė. Tik atlaikė, nes ir tai suvaikščio truputėlį klojinys. Tai aš įsivaizduoju, kas būtų su 150x25 lentom. Būtų sulūžinėję. Tai va, ir kaip sakiau, betonavau 2 etapais. Iš
pradžių subetonavau apatinės 4 pakopas ir viršutinę su pagrindinė laikančia armatūra. Čia armatūros, čia yra gręžtos, plokštė, po plokštę 4 skylės, dėta vertikali armatūra, dėtas tinklas, iškišti armatūros 22 storio galai, kad susirištų su laiptu. Dėta viena skersinė 25 armatūra, 25 diametro ir tinklas visas pririštas, kur yra po laiptais tinklas pririštas prie šitos armatūros. Tada pačioje yra gręžti 4 poliai, kad laiptai turėtų atramą. Nu ir manysim, kad laikys čia viskas. Tai va dar vienas niuansas. Betono laiką reikia labai gerai atitaikyti, kad nebūtų nei per tirštas, nei per skystas. Jeigu pirmą, kai atvežė, buvo tirštas, tai iš vis net neslydo apačion. Tai biškį dadėjom vandens, tada pradėjo pupėti. Tiesiog slydo apačion ir veržėsi per apatinę pakopą į viršų. Nu, teko truputėlį palaukti, tai jis labai greitai susisėda ir sustoja kupėti. Tai mes tą ir padarėm, truputėlį palaukim. Sus nusisėdo. Ir tada išsilyginom. Tai va tokie niuansai. Pagrindinis niuansas gerai, kad lentpjūvėje nebuvo plonų lentų. Ir kitas pagrindinis niuansas, sakau, betono skystumas. Kadangi aš betonau pirmą kartą, aš tikrai nežinau, kokį pilt, kokį atvežė, tokį pyliam. Bet matysim, matomai viskas bus gerai. Tai va, rytoj nusiardysim klojinius, parodysiu vis tik tai dar kartą galutinį rezultatą. O šiam momentui atrodo taip. Tai ką, iki rytdienos. Sveiki, mylėjai. Ir baigiamės savo laiptų statybą. Tai va atrodo. Nurinkom klojinius. Tai va atrodo. Aišku, pataisimų biškį bus. Čia va, kur buvo lentos. Tai reikės biškį užsimaišyti skėdinių ir pataisyti. Šiaip tai viskas neblogai gavosi. Tai va tokie va tie laiptai. Su 11 pakopų, 25 pločio pakopa ir 15 aukščio. Labai tokie patogus laipteliai. Naudojom pusę kubo medžio. Bet tas lentas dar panaudosim. Tai ką, būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.